Labą dieną, dabar yra 3:30 ir čia yra mano antras puodelis kavos šiandien. Jis turėjo įvykti kokią 1 valandą, bet, tokia ir ta dienelė mano. Vakar galvojau, pradėsiu filmuoti šią naują video, kaip ir planas buvo toks nuo ryto filmuoti, bet dabar yra 3:30 vakaro, jau taip po pietų. Tai tik dabar prisėdau kažkaip. Prie kavos pasiėmiau, ką radau likučių stalčiuose, kuriuos reikia valgyti, biškį sausainukų. Tai prie šito intarpo dar noriu pašnekėti apie tai, kad ruošiausi filmuoti ir niekaip kažkaip neišėjo prieiti prie to video ir savo mintyse esu susikūrus, kaip tai turi atrodyti kažkaip tobulai, kaip man tai yra tobula. Aš tokia visada buvau, kad jeigu jau kažką daryti, tai jau daryti reikia maks gerai, atiduoti visą save ir padaryti, kad kaip tau atrodo tobuliausiai. Dėl to gyvenime galbūt netgi ir nepradėjau kažko daryti arba praleisdavau kažkokias galimybės, arba kita pusė, kad tiek save atiduodavau, kad tiesiog perdegdavau ir nebenorėdavau daryti, mesdavau. Kadangi man patinka visai filmuoti šitus video, patinka, kad pradėjau daryti kažką visiškai kitokio, naujo savo gyvenime ir nenoriu perdegti ir mesti, dėl to turiu save biškį pristabdyti, nuraminti, kad darysiu tiek, kiek man išeina daryti, taip kaip išeina, galbūt ir netobulai, bet padaryti. Ir savo primenu tokią vieną gyvenimo taisyklę, gal irgi būsite girdėję, kad daryk geriausia, ką gali, su tuo, ką turi šiandien ir ten, kur esi šiandien. Kažkaip taip, neatsimenu ten tiksliai tos citatos. Tam kontekste, video filmavime, aš turiu savo priminti, kad visų pirma aš esu mama, gal visų pirma aš esu moteris, turiu pasirūpinti aišku savim, bet vis tiek didžiąją savo laiko dalį turiu skirti vaikui ir tik tada tos laiko nuotrupos, kurios lieka, iš jų galiu padaryti kažką dėl savęs, savo kažkokią savirealizaciją, savo kažkokį hobį. Bet suprantu, kad nepadarysiu taip maks gerai, kaip aš norėčiau, tai tiesiog šioje vietoje noriu atsipalaiduoti ir daryti geriausiai, ką galiu su tuo, ką turiu šiandien. O kažkada ateityje gal ir daugiau laiko galėsiu tam skirti, tai žodžiu, aš tiesiog nenoriu nieko labai planuoti į ateitį, bet šiai dienai tiesiog norėjau kaip ir savo ištransliuoti tokią mintį ir jum. O aš tai žinokit, kaip sakiau pirmam vlogė, kad norisi man plaukus nusikirpti, tai tik dabar prisiruošiau tai padaryti. Nors labai norėjau tai padaryti iki gimtadienio, kažkaip buvo toks noras, bet taip ir neprisirašiau, tai dabar važiuoju į kirpyklą. Tai aišku, kad nieko įspūdingo ten nepasidarysiu, bet tiesiog gerokai pasitrumpinsiu. Dabar tas ilgis tai toks va. O norėčiau pasitrumpinti, ką žinau, gal kažkaip iki čia. Tai matysim. Taip, kad būtų. Tai žiūrėsim, kaip čia. Ir aš jau po kirpyklos. Toks mano rezultatas. Man, žinokit, labai patinka. Aš iš karto tokia jaučiuosi, palengvėjusi, tokia, kaip patinka, sako kirpėja, negaila plaukų. Sakau, negaila, sakau, tik nukirpo biškį ir sakau, jau geriau. Kažkaip fainai, filmuoju mašinai, čia žmonės vaikšto ir aš tokia. Bet nieko, aš kažkaip bandau išdrįsti, nekreipti dėmesio, ką kiti galvoja. Nes niekas iš tikrųjų nieko negalvoja. Taip trumpai kažkada esu buvus jau nusikirpus, gal 1 ar 2 kartus. Visai man patinka. Tai kirpo su karštom žirklėm. Pirmą kartą kirpausi su karštom žirklėm. Tai paklausiau, ko skiriasi. Kas nežino, tai kad užlydo tarsi tą plauko galiuką ir jisai tampa toksai storesnis ir ilgiau išlieka toksai nesuskilinėjęs ir panašiai. Tai va. Apšviečiau dar ir jūs. Tai fainai gal visai. O šiaip tai kirpėja sakė, kad čia geras mano pasirinkimas yra taip ir pasitrumpintos plaukus, nes iš tikrųjų, kaip jau kažkada sakiau, kad labai daug yra tų ataugančių tokių ir viršuj, ir gale, sakė, yra, kur aš net nematau. Tai gerai labai yra pasitrumpinti ir kad jie paskui visi savo gražiai nuaugtų. Tai žodžiu, tas sprendimas geras ne tik psichologiškai, bet ir apskritai plaukų būkliai po viso to neštumo, žindymo ir panašiai. O šiaip tai gan greitai man čia viską padarė, per pusvalandį sutvarkė tos plaukus. Paprašiau, kad neplautų galvos, nes man tiesiog nereikia nakties dabar čia plauti, juos ten tiesinti ir panašiai. Tai dabar važiuoju dar į parduotuvę ir pasivaikščiosiu savo ramiai. Kai vyras laiką sako, tik neskaityk etikečių, tai dabar nuvažiuosiu, paskaitysiu dar etiketės.
Tik grįžau iš karto prie darbų. O dieve, tajuką aš tik akimirkai nuėjau. Ne, ištaškė visą pomidorą. Aš savo darausi salotas. Bet vakar vakare bandelę valgiau vakarieniai, tai šiandien tiesiog taisau situaciją. O tajukui verdu, va taip va, prisišaldžiau varškėtukų, 2 tokius pridariau, prisišaldžiau ir ant greito dabar išvirsiu. Sau kepu prie salotų sūrį. O toks va sūris. Tu nori pasižiūrėti? O tai bokštas tavo? Vėžė. Labas rytas. Taip norisi atsikvėpti sėdus į mašiną, kai visą rytą ruošiesi su vaiku kažkur išvažiuoti. Bet šiaip visai geras rytas. Šiandien tajukas toks visai ramus. Aš netgi spėjau indaplovę iškrauti, indus sudėti, ten virtuvėje apsitvarkyti. Ramiai. Jis tiesiog žaidė su kažko pasiėmęs ten su skalbinių segtukais. Ta prasme, čia jau aš skaitau, kad čia jau labai labai geras rytas. O šiaip tai labai gražus oras, tai mes važiuojam su tajuku į Moliūgų parką. Jau senai galvojau, kad tikrai rudenį reikės važiuoti, aš net nežinau, ar aš esu buvus, tai mes dabar važiuojam dviese tiesiog taip va, o gal kurį savaitgalį dar kokį vieną aplankytumėm tiesiog visi su šeima. Čia mums yra pusvalandis kelio, netiek ir daug, tai savo po biškį nuvažiuosim, tik nežinau, jo dviratuko nėra. Tai galvoju, ar važiuoti iki vyro darbo ir pasimti tą dviratuką, ar kažkaip be jo bandyti, kad paskui nebūtų, kad be reikalo aš taip ar taip pasiėmiau. Tai dar nežinau. Reikia pagalvoti. Nu, mes jau atvažiavom, kelias visiškai neprailgo, taip ramiai atvažiavom, vaikas tylus, ramus, per langą žiūri, kukurūzus valgo, taip fainai, jau anksčiau atsimenu būdavo dieve, bijai kažkur važiuoti. Nes vaikas, žinai, kad verks ant mašinai. O šiaip tai labai gražus ruduo. Jau tas metas, kai važiuoji ir visur tie lapai nusidažė, saulė šviečia. Gražu labai. Einam į ūkį, jau matau moliūgų. Pasidariau arbatėlės į savo tą sesės dovanotą termosiuką naują. Tik man nelabai patinka, nes kažkaip lyg leidžia, atrodo, bėga pro šoną, tai nežinau, reikia stačiai laikyti. Tai gal kažką blogai užsuku, o gal tiesiog jisai taip ir skirtas, kad tiesiog stačiai. Nu, bet juodos arbatos pasidariau. Tai va, tai labai fainai jau rudeniškai taip. Visas laukas, tai matau, čia kažkaip taip, tokio dydžio lygtais. O kiek žaislų tajukai. Tik atėjom ir jau iš karto rado veiklos. Puodas rankose. Tai gerai, kad neėmėm to dviratukos. Išsirinkti skaniausius savo salatom. Yra moliūgų pridėta ir galima paragauti, kokie skirtingi skoniai. Galvojom kažkur varyt pavalgyti, bet čia vietoj kepa blinukus, čirvinius iš moliūgo, krakmolo ir aliejaus, druskos, tokius paprastus. Tai sėdim, abudu valgom. Pasikrovė moliūgėlių ir vežam į mašiną. Pasirodo, kad čia net nemokamas tas kiemas ir tie blynai nemokami. Tik tais, kad gali nusipirkti moliūgų arba aišku gali paaukoti. Visai fainai žmonės va tokią iniciatyvą padarė ir čia ir vaikam ir žaislų yra. Kažkaip yra ir veiklos. Tai tikrai smagiai. Aišku, realiai čia savaitgalį važiuoti, tai būtų jaučiu belenkiek žmonių, nes girdėjau čia, kad ir pati ta šnekėjo moteris, kad
Labai labai didelis rautas žmonių ir dar su kita mamytė čia pašnekėjau, kad daug sakė. O mes va šiandien, pavyzdžiui, atvažiavę, trečiadienis, kas čia, apie 11 mes atvažiavom nuo atidarimo pradžios, tai realiai tuščia, nukelio šeimas. Pirmai buvo daugiau, o dabar, va, nežinau, kiek čia apie pirmą kažkur, tai visi išvažiavo, turbūt nu vaikučiams pietų miegas, tai iš vis tuščia, va, viena šeima dabar va šiuo metu. Privačiai mes čia. Bet ir mes jau važiuosim, privalgėm blynų ir važiuosim, Tajukas tikiuosi mašiną užmėgs. Smagu. Ir kaip ir tikėjausi, Tajukas užmigo mašinoje, pamiegojo gal iki 20 minučių, aš jį pernešiau. Aišku, atsikėlė ir užmigdžiau tiesiog vėl. Tai va, tai labai fainai, ramiai parvažiavau. Tokia ramybė ir rytas visai buvo geras ir ten smagiai praleidom laiką, kiek mes ten pabuvom 2-3 valandas ir grįžom ramiai, žodžiu, tai jaučiasi, kad motinystės atostogos. Tikrai jaučiasi kaip atostogos, tai va, ką čia reiškia. Ne, iš tikrųjų, nu, būna tokių lengvesnių momentų, lengvesnių dienų, tai nesakau, kad nebūna, bet dažniausiai biškai taip intensyviai vyksta reikalai. Tai va, bet žodžiu, o kadangi vaikas miega, mama gali eiti biškai atsipūsti. Vakar Maksimui nusipirkau štai tokios mačios. Mačią aš pati, kad namuose gėriau, tik tais prieš kelis metus labai senai vieną kartą turėjau ir visai kažkaip ją sugėriau. Man šiaip visai patinka. Kartais ir kažkur mieste atsigeriu mačios, bet šiaip tai aš labiau esu kavos žmogus. Bet aš jau kažkaip noriu mažiau tos kavos gerti, nes po kavos yra kitoks jausmas negu po, pavyzdžiui, juodos arbatos, žalios arbatos ar po mačios. Po kavos yra toks jausmas, tas toks nerimas. Tai užmačiau tą mačą, šiaip tas įpakavimas labai toksai fainas. Atrodo tokia, kad visai turėtų būti gera, čia parašyta organic. Tai galvoju, gal pabandyti, kad nuo karto ir mačą pagerti. Aš kažkada labai senai esu gavusi dovanų mačios tokį kaip rinkinį. Tai nuo to laiko išgėriau tą mačą, kur ten buvo ir daugiau niekada nieko nesidariau. Tai dabar išsitraukiau iš spintelės gelmių tą visą rinkinuką. Tokį turėjau. Va. Tai buvo toksai puodelis. Toks labai gražus čia gal rankų darbo, nu aš taip spėjau. Tai va, bet jis yra labai didelis ir aš visą laiką galvodavau, o tai čia jame reikia tą mačą kažkaip daryti, ar čia iš jo ir gerti reikia tą mačą, tai nežinau, esu gėrus iš jo, gal jame ir pasidarysiu. Tik tais, kad žymiai mažiau, kad būtų. Tada yra toksai šaukštelis mačai paimti, bambukinis, čia kiek suprantu, ir mačos šluotelė. Tai va, esu naudojus, turiu viską, tai kodėl ne atnaujinti savo mačios gėrimo ritualo. Ir dar instrukcija, kaip paruošti mačą. Skirtingų rūšių mačą gali paruošti, yra skystesnė arba tirštesnė. Tai aš noriu tirštesnės, reiškia, reikia neplakti arbatos, o maišykite švelniai horizontaliai, vertikaliai ir 360 laipsnių apskritimu, kad gautumėte tirštesnę tekstūrą be putų. Bet aš noriu, kad būtų su putom. Žodžiu, aš paprastai tiesiog išmaišysiu, išplaksiu ir vis tiek kažkas gausis gal. O kaip čia rašo? Taip jau smulkmenas nesileidžia. Tiesiog išplakti su mažu kiekiu vandens, žodžiu, maks 80 laipsnių. Nu, tai jau čia prieš kelias minutės užvirė, tai gal bus 80 laipsnių. Žodžiu, dabar noriu tiesiog ramiai atsigerti, tai nenoriu labai stipriai gilintis, gal kitąsyk pasigilinsiu labiau. Padarysiu pagal instrukcijas. Čia tos mačos tai nėra, kad labai daug neatrodo. 30 gramų. Nėra labai daug, bet jos čia nedaug reikia, pusę šaukštelio, kad suprantu, vienai porcijai. Gersiu iš viso šito puodo, bet pasidariau labai mažai. Pusę tik tai to puodelio. Mačia kaip mačia. Šiaip jos yra skonis toks, kur tu turi priprasti prie to skonio. Yra turbūt kažkas, kas sako, oi, labai mėgstu mačą, man labai patinka, labai skanu. Man, nu, aš kavos žmogus esu, man nėra, kad labai jau būtų skanu. Kad, nu, nėra, kad neskanu, bet ir nėra, kad ten
rinkčiausi mačą vietoj kavos, bet žinant, kad yra žymiai sveikiau organizmui ją gerti ir kad galima kažkaip prisijaukinti ir prisipratinti. Aš labai norėčiau ją prisijaukinti ir dažniau gerti, tarkim, jeigu vieną puodelį geriu kavos ir kitą ten, tarkim, mačos arba juodos arbatos. Tik kadangi mačiai vandens reikia pilti nedaug, ten buvo parašyta, kad 150 ml, aš nežinau, šakės piliau, bet nedaug. Daugiau tada įpilu pieno ir tada gaunas, kad šaltas pienas ir ta mača tiesiog jinai tokia gan vėsi, nu tokia šalta, sakyčiau. Jau vat man dabar norėtųsi tokios šiltesnės, tai reiškia, reikėtų turbūt pašildyti pieną. Pašildyti pieną, plakti, nu tai va toks ir gaunas, kad greitai jau nelabai gaunas, nebent jau turi įgūdžių ir dažnai darai ir jau ten viskas automatiškai gaunasi. Bet o ką, kavą paėmė užpylį ir viskas. Tai va, tai gal tiesiog prisiruošti būtų sudėtingiau ją kartais pasidaryti ir lengviau tiesiog išgertum kavą. Dar prie kitų reikalų, vakar aš buvau Rokos ir Maksimoj ir neparodžiau jums, ką nusipirkau. Tai noriu dabar parodyti, o aš nenusipirkau, o nupirkau jums dovanėlę. Aš nupirkau dovanėlę, nes jau kurį laiką galvojau, kad norėčiau atsidėkoti jums už jūsų laiką, už jūsų palaikymą, už jūsų dėmesį, už jūsų įsitraukimą. Kas parašo komentarą, tai visą laiką atrašau, padėkoju, pabendraujam. Taip pat noriu savo padėką išreikšti ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Tai noriu vienam iš jūsų padovanoti šitą dovanėlę ir paskelbti konkursą. Dar pradžioj parodysiu, kas čia yra. Arbatėlė ir prie arbatos saldus ačiū jums. Taip pat yra veido kaukė, dušo želė, aloe vera, lūpų balzamas. Dovanėlė tokia gavosi žalios spalvos. Tiesiog man taip kažkaip susišvietė, kai pagalvojau, kad darysiu rinkinuką. Tai žalia spalva yra mano viena iš mėgstamiausių, tai va taip ir gavosi. Kadangi visų apdovanoti tikrai negaliu, bet noriu bent vieną iš jūsų nudžiuginti, tai bet kokiu atveju tai bus konkurso forma. Paprastai tiesiog prenumeruokite mano kanalą, paspauskite laiką po šitų video ir pakomentuokite ką nors. Nebūtinai, kad dalyvauju, bet tiesiog jeigu bus komentaras, tai suprasiu, kad dalyvaujate šitam konkurse. Ir tiek. O aš, žinokit, atvažiavau vėl į jogą. Šiandien yra antras kartas, kai važiuoju. Aną kartą labai patiko, tai jau taip laukiu. Mano toks dabar jau laikas savo, toks ritualas, žinau, kad važiuosiu į jogą, tai taip fainai, atsipalaiduoju grinai 100%. Tai mes eisim pavalgyti, pasiėmėm dienos sriubos rūgštynių, kavytės įsinešimui, nes eisim žaidimo aikštelę paskui čia netoliese. Ir prieš tai iš kepyklėlės pasiėmėm šitų bandelių, kibiną ir bandelės rūgštienos. Tai va, einam valgyti su tokiu vaizdu. Zuikė atsisės, eisim sriubytę valgyti, gerai? Atsisės. Ateik, žiūrėk kaip skanu, žiūrėk. Tai jau. Žiūrėk, kaip skanu. Sriubytė. Mes su Tajuku šiandien nuo ryto gastroliuojame, turėjom reikalų, buvom biški pas daktarus ir važiavom jau atgal link namų, bet galvojau, dar reikia kažkur važiuoti, gal pažaisti, pabūti, nes iki miego dar laiko yra, tai galvoju, važiuojam dar kažkur, kaip tik važiavom va čia pro Lampėdžius, tai atvarėm čia, dar tėtę aplankėm darbę, nes čia netoliese dirba, tai ten pabuvom biški, prie darbo. Tada nuvažiavom į kepyklėlę, pasiėmiau bandelių, galvojau, čia atsisėsiu, pavalgysiu, jisai pažais, dar čia nebuvom toj naujoj žaidimo aikšteliai, prie vandens dar kaip tik, bet čia atvažiavom, žiūrim, kad čia nais dirba ir kavinė, tai pasiėmėm dar ir dienos sriubos pavalgyti, kaip tik su tom bandelėm. Tai Tajukas ten nieko, jis labai mažai valgo, kaip kažką pasiėmu valgyti, aš ten biškiam duodu kelius šaukštelius, labai mažai valgo. O aš galvojau, tokiam vaizde čia tiesiai ant kranto prie ežero atsisėdus pasimėgausiu, bet žinot, tu pasimėgausi tokiu vaiku. Duodu, spjauna ant rūbų viską, tai batą nusijama, tai lipa ir nenori sėdėti, žodžiu. Tai paskui jau taip į galą sriubos valgau ir taip galvoju, tiksliai, tokia graži diena, spalio 2 šiandien, bet taip šilta. Aš čia sėdžiu ant ežero kranto, valgau skaniai šiltą sriubą, reikia mėgautis.
Save pati taip sustabdžiau ir priminiau, kad reikia pasimėgauti. Aš dar kavytės pasiėmiau, tada turiu spurgą. Tajuką nuleidau ant žemės, kad pažaistų, tai tikiuosi biškį pažais. Čia smėlis, tai savo kapstinėja, šaukštą daviau kapstinėja, tai gal spėsiu biškį ir pasimėgauti. Nu va taip, tai jau gyventi galima, bet nusipelniau. Šiandien visas rytas buvo labai įtemptas iš tikrųjų, tai jau nusipelniau biškį, va taip va. Kaip gera. Ir oras fainas. Ryte lyg taip šalta buvo. Aprengiau jam tą striukę naują, kur nupirkau, jinai tikrai šalta tokia. Išėjom ten iš tų daktarų. Pelenkai, karšta jau. Nesupras. Šiaip ryte visada darausi kavą geriu, nes visada reikia atsigauti, bet šiandien kažkaip visai tokia jaučiausi įsimiegojus ir galvojau, ką man tą kavą gerti. Taip norėjau kažkaip lyg ir biškį atsigauti tokia, bet ne visiškai ten, kad tokia jau pavargus ten, tarkim, atsikėliau, tai pasidariau juodos arbatos, tai taip gerai nebuvo to tokio, nuo kavos būna tas toks jausmas, kai išgeri ir toksai staigus tas šuolis, nerimas ir panašiai, tai išgeriau tos arbatos ir užteko visai. Tai va, tai dabar pasiėmiau kavos su pienu. Tai mano pirma kavytė šiandien. Dabar apie 1 valanda, tai čia wow, jau čia man pasiekimas. Dar tada greitai, kol turiu laiko, papasakosiu, va, kaip vakar sekėsi man jogoj, tai nuėjau į jogą vakar, taip skubėjau, prieš išeinant jau iš namų kažkaip toks buvo biškis stresiukas. Ten namie tai tą ir Tajus labai verkė, kai išėjau. Tai labai skubėjau tą jogą ir nuėjau ir jau paskutinę atėjau. Ir nebuvo vietos beveik ten, kur visiškai to kilimėlio dėtis, tai nors ten labai didelė ta salė. Tai tiesiog pasidėjau prie durų, taip įėjau ir prie durų kilimėlį pasidėjau. Ir žodžiu, ir vakar kažkaip buvo, praeitą jau pamoką sakė, kad bus kita jogos rūšis, kad kitokią jogos rūšį darys. Tipo tokia, man atrodo, jinai vadinasi joga nidra, kai tokia lėtesnė, kai įeini į vieną pratimą, į vieną asaną ir tiesiog joje būni, ten kelias minutės kvėpuoji, tokia visiškai rami. Tai vieną kartą per mėnesį sakė, darys būtent šitą rūšį, man atrodo, jeigu aš gerai supratau. Tai kažkaip per tą valandą visiškai nesuprakaitavau, ta prasme, nebuvo to intensyvo. Tai taip sušalau, taip šalta buvo. Labai išėjau iš tos jogos, tai tokia visa sušalus, nes tiesiog nebuvo labai daug veiksmo, o ten gan vėsu, aš su Maike, tie pratimai tokie. Tai kažkaip labai sušalau, bet šiaip fainai buvo, ta valanda taip greitai praėjo. Tai taip tiesiog nuėjau, pailsėjau, pagulinėjau, tada fainai. Fainai, vaikas žaidžia, aš savo kavytę geriu. Tai va, kokios tos motinystės atostogos. Ateik, atsigulsi. Ant didelės kėdutės. Atėjau įsirapštę. Taip skaniai pavalgiau, atsigėriau kavos, taip fainai, oras tobulas. Kaip gera. Vaiko, aš atsisėsiu. Ten prie vandens einam, pažiūrėsim ant tyčių. Taip gerai apsitvarkiau, kol Tajukas miegojo ir dar, kai atsikėlė, biškį pasitvarkiau. Tai dabar taip gera namuose tvarkinga. Noriu parodyti, ką vakar nusipirkau tam moliūgų ūkį. Ką nusipirkau moliūgų. Ir vakar vakare vyrui ten pasakau, kaip ten mums sekėsi viską. Ir sakau ten, kad buvo galima moliūgų nusipirkti. Ten šiaip nemokamas įėjimas, žodžiu. Ir jis toks sako, aš tikiuosi, kad tu moliūgo nenusipirkai. Nes paskui 3 metus kamerai pas mus stovi pripjaustytas. Ir aš tokia, ne,
nepirkau moliūgo, nusipirkau 2 moliūgus. Tiesą pasakius 3, nes vienas dar toksai buvo. Tajukas jį ten kokį 20 minučių, gal pusvalandį visą laiką nešiojos, čia dar buvo toksai riestas, nulūžo jam, nukrito tas moliūgas. Ir jis nešiojos, tai jau aš negalėjau jo nepaimti, aišku, čia turbūt net nesunokęs, jo valgyti turbūt net nelabai ir galima, net nežinau, bet taip spėju. O šiaip tai aišku, kad pasiėmiau 2 moliūgus, pasiėmiau vieną tokį, jie nėra dideli ir antras tokio dydžio, bet ne kaip dekoraciją pasiėmiau, gaminsiu, kažkaip vakar tų moliūgų blynų tenai pavalgiau. Pagalvojau, kad tikrai noriu kažką pasigaminti, aš šiaip gaminu ir tą sriubą moliūgų. Kitos pusės nelabai gražus, bet vis tiek mes jį suvalgysim. Noriu tą moliūgą, imk. Ir dar tokį pasiėmiau, čia kažkokia kita rūšis ir jisai skanus net ir vieną taip pavalgyti, tiesiog kaip į salotas, net suprantu, galima dėti kažkokią mišrainę gal darytis. Tai žodžiu, tai pasiėmiau moliūgų. Aišku, kad kažkiek užšaldysiu, bet dabar va yra tajukas. Gal kokios moliūgų tyrės pasidarysiu. Kažkada, man atrodo, buvau pasidarius tyrės moliūgų, buvau užsišaldžius irgi. Jis dabar pasiėmęs tą moliūgą, kilnoja. Taigi sunkus labai tajukai. Va tavo moliūgėlis. Tavo parvežė, mama. Tai va, tai pasiėmiau tų moliūgų, aišku, ir šiaip, kaip ir, kadangi įėjimas buvo nemokamas, mes ten labai gerai praleidom laiką, vaišino tais blynais, tai taip ir norėjos atsidėkoti, ir tų moliūgų pasiėmiau ir man nauda, ir jiem nauda. Pasiėmėm tokios moliūgų želės. Čia tiesiog vieną jau suvalgiau va šiandien su arbatėlė. Apelsinų želė padaryta su moliūgų gabaliukais, visai skaniai susivalgė šiaip. Tai tajukui dar paskui gal duosiu. Pasiėmė, atsistumė kėdę prie virtuvės ir visą laiką man kelk. Mes susisakėm šitą bokštelį, bet ten tipo jį gamina ir turi pagaminti ir man informuoti. Ir dabar prisiminiau, kad šiandien, jeigu yra jau ketvirtadienis, aš praeitą savaitę užsakiau, sakė, padarys per 5 darbo dienas, tai reiškia, kad reikia man jau ten ją įrašyti. Nes aš tai labai laukiu to bokštelio, iš tikrųjų man palengvintų bent kiek buitį, gal manau, nes jis mėgsta čia atsistot kažką daryti, aišku, kad jis čia nesąmonių pridaro, bet jam patinka čia stovėti. Tai mums tikrai labai reikalingas daiktas. Ir dar paskutinis dalykas, kaip vakar rodžiau tą dovanėlę konkursui, tai aš pamiršau vieną tokį akcentuką įdėti ir dabar noriu dar jį parodyti. Tai prie tos visos dovanėlės dargi norėjau įdėti vieną žvakę, tą gražiąją iš sesės dovanos, nes ten jų daug labai yra, tai galvojau dar vieną ir jum įdėsiu. Čia yra sojų vaško žvakė. Čia jos tik ir trūko šitam visam komplektukui. Jinai puikiai užpildo visą vaizdą. Viską žinokit ir tiek iš manęs šitam vloge. Nepamirškite, ką domina dalyvauti konkurse. Ir aš jau labai nekantrauju kažkam išsiųsti šitą dovanėlę. Dar dėl trukmės šito konkurso parašysiu aprašyme ir gal čia kur nors uždėsiu iki kada. Tikiuosi, kad nieko nepamiršau daugiau pasakyti, o jeigu ir pamiršau, tai pataisykit mane arba paklauskit. O šitam vloge tada tiek, mes su tajuku einam ragauti moliūgų želę, o jums sakau tada ate.